Laidą pristato šiuolaikiškas ir modernus centrinis Kauno turgus. Puiki vieta pirkti daržovės, mėsą, pieną ir visas gėrybes jūsų stalui. Čia pigu ir be derybų. Nematai katinuko pamečiau. Nesupratau. Katinukas pabėgo. Vyras jūsų gal? Katinukas. Katė, tikra gyva katė. Tu atėjote į turgų su katė. Aha, ir niekur jos nerandate. Žiūrėkit, aš turiu vieną idėją, kaip ją privilioti. Jūs pabandykite dar jis ar ji. Tai pabandykite dar jo paieškoti, o aš pabandysiu jį privilioti. Jeigu rasiu, aš jūs pakviesiu. Gerai? Gerai. Mergina atėjo į turgų su katinu. Visi prisimenate filmą apie storą ryžą katiną Garfieldą, kuris nepaprastai mėgo lazaniją. Aš prisimenu, kai jisai krito nuo 100 aukščio namo stogo ir įkrito į pilną lazanijos sunkvežimį. Jis atsikėlė ir pasakė, "Once again my life been saved by the miracle of lasagna", kas išvertus reikštų, dar kartą mano gyvenimą išgelbėjo lazanija. Tai štai, galbūt pagaminus gardžią lazaniją mums pavyks prisivilioti blondinės katinuką. Aš Agnė Gelavičiūtė, paprasta šeimininkė nepaprastoje virtuvėje. Dabar aš receptų užkalbėtoja. Sveikas, Magomedai. Ateina daug žmonių, bendraujantis visi. Turim ką pašnekėti, ką parduoti, ką parodyti. Pasišnekė, atveri širdį, su klientais bendrauja atvirai. Jie yra pastovus, praktiškai beveik kaip draugai. Gaminu lazaniją. Ir žiūrėk, toksai klausimas. Kaip suprantu, lazanijai būtų geriausia rinktis maišytą faršą, ne? Kad jisai būtų, gal kad daugiau jautienos, bet kad jis būtų šiek tiek riebus, turėtų būti galbūt kiaulienos. Šiek tiek pataisysiu tave, jautiena ir kiauliena yra maišoma ne dėl riebumo, dėl sultingumo, todėl kad skiriasi išsiskyrimas skysčių. Supratau. Man reikia tada jautienos faršo ir kiaulienos faršo, taip? Taip. Geriausiai pasidaryti faršą yra pačiam. Kad prie tavo akių sumaltų tavo mėsą, kad ten nepridėtų visokių... Tai būtų vadinamas sąžiningas faršas. Supratau. O būna nesąžiningo faršo? Pasitaiko. Su nagais ten, su uodegom? Nu, gal sakykim, ne su nagais, ne su uodegom, bet tikrai nuo prastesnių vietų yra. Gerai, o iš kažkokių pagrindė vietų yra daromas faršas? Kuri mėsa yra naudojama? Šiaip pasirinktinai, bet siūlyčiau naudoti faršui mėsą, kur yra mažiausiai tarpgyslių. Ir kad jinai būtų šiek tiek turėtų riebaliuko, o ne tarpgyslio, ne plevytės, ne kažko. Nes riebaliukas suteiks sultingumo, tas patiekalas gausis jis labiau toksai minkštesnis, lengviau kramtomas. O tos plėvės sumaltos vis tiek jos jaučiasi ir jos vis tiek... Vis tiek, jo, va, kaip kokią kramtomą gumą vis tiek randi faršę. Supratau, tai gerai, tai gali man padėti susimalti faršą? Aš žinoma galiu, jau jautieną pasiruošiau, dabar reiktų paimti kiaulienos. Tai gerai, tai reiškia, man reikia susimalti jautieną ir kiaulieną lygiom dalim. Taip, šiaip tais geriausiai naudoti lygias dalis, todėl kad lygios proporcijos visą laiką vienodą gaminimo laiką reiškia. Vis tiek, lietuviai labiau linkę naudoti kiaulieną negu jautieną, tai todėl jie nori, kad jaustųsi tiek to vienodai. Ir riebaliuko, ir sveikiau jautiena, ar ne? Tai gerai, tai jautienos turim, dar kiaulienos. Mums reikia tada tiek pat maždaug, ar ne? Turim ir kiaulienos. Padėsi man susimalti? Be problemų, Agnė.
Tai gerai, tai malam tada. Nusipirksiu aš paršiuką, kiaulę užauginsiu, susimalsiu ją į faršą, kukulių išsivirsiu. Aš esu centrinėme Kauno turgoje ir mes šiandieną kepame lazaniją. Reikia surasti blondinės katinuką. Einu susirinksiu daržovės, kurių man reikia. Sveiki. Ką perkat? Šaltą žiemą, iš tikrųjų, net ir jeigu nereikia ieškoti katino, vis tiek labai malonu išsikepti lazaniją. Ir pradėkime nuo to, kad lazanija susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Iš bešamelio padažo ir iš bolonėzė. Bolonėzė tai yra mėsos padažas, o bešamelis yra toksai padažas, kurį darydavo mūsų mamos, močiutės. Jis tik dabar mandrai vadinasi bešamelio. O šiaip tai yra paprastas pieno, sviesto ir miltų padažas, su kokiais norite prieskoniais. Kad pagaminčiau bešamelio ir bolonėzę padažus, man reikalingi prieskoniai. Paimsiu lauro lapų, paimsiu šiek tiek maltos paprikos, paimsiu juodų pipirų, paimsiu baziliko ir pakaks. Pirmiausia, gaminsime bolonėzę ir mums reikia susipjaustyti daržovės. Papriką, morkas, svogūną pjaustysime kubeliais. Pirmiausia, kepame bolonėzę ir pirmiausia, įsitroškinsime daržovės. Kada jos truputėlį apkep, sudėsime mėsą, sudėsime prieskonius. Mums reikėtų, kad ištrokštų daržovės, o mėsa paskui truputėlį apkeptų. Kai apkeps mėsa, mes įpilsim šiek tiek vyno. Įpilame aliejaus ir įdėsime truputėlį sviesto. Sviestą dedame tam, kad būtų saldžiau, o aliejaus tam, kad sviestas nesviltų. Šitų dviejų riebalų santykis tiesiog yra nuostabus ir labai praturtins mėsą. Lazanija yra labai senas patiekalas. Žinoma, pačioje pradžioje lazanija tikrai nebuvo tokia, kokia dabar. Ji nebuvo su mėsa, jinai buvo daroma su sūriu, su pupelėmis, bet išliko lakštiniai. Tai štai atėjo laikas, mes dedame savo daržovės. Pradedame nuo morkų, nes jos yra pačios kiečiausios, šiek tiek jas apkepsime. Tada dėsime svogūnus. Reikia, kad svogūnai išsitroškintų, o neapkeptų, o svogūnus kepant su kitomis daržovėmis, jie niekada neapkepa. Morkos apkepė, dedame svogūnus. Kepu ant vidutinės kaitros ugnies. Reikia žiūrėti, kad nesudegtų, bet reikia, kad nelabai troškintųsi. Reikia, kad keptų. Dedame papriką. Kol daržovės traškinasi, mes galime pasiruošti savo asmeninį prieskonių mišinį. Aš imu pipirų. Truputėlį kvapniųjų pipirų porą. Maltos paprikos. Lauro lapo. Ir baziliko. Viską susitrinu. Prieskonių mišinį aš gaminuosi
bolonezę padažui, nes bešameliui mes pasidarysime kitokį truputėlį švelnesnį. Man atrodo, kad jau laikas dėti mėsą. Prieskonių mišinį aš gaminuosi bolonezę padažui, nes bešameliui mes pasidarysime kitokį truputėlį švelnesnį. Man atrodo, kad jau laikas dėti mėsą. Kepant mėsą, ją visą laiką reikia pamaišyti, kad jinai taptų biri. Mūsų lazanijos bolonezė dalis jau įpusėjo ir mums reikėtų truputėlį įdėti pomidorų. Pavyzdžiui, savo sultyse konservuotų pomidorų, bet mes tos pomidorus pakeisime pomidorų sultimis, šlakeliu pomidorų sulčių. Reikia įdėti prieskonius. Mūsų pačių pasidarytą prieskonių mišinį. Bolonezė padažas baigia iškepti ir mums reikia įpilti šiek tiek vyno. Kai matome, kad sultis jau beveik išgaravo, supilame vyną. Ir dabar labai svarbu, kad išgaruotų alkoholis. Kai alkoholis išgaruoja, padažą reikėtų uždengti ir palikti troškintis apie 40 minučių, šiek tiek pamažinus ugnį. Jau pasigaminome bolonezę padažą, dabar reikia pasigaminti garsųjį bešamelio padažą, kitaip tariant, tą senąjį mūsų mamų ir močiučių miltų padažą. Bešamelio padažui reikės 50 gramų sviesto, 50 gramų miltų, tai yra maždaug 2 šaukštai, ir pusę litro pieno. Taip, išsitirdiname sviestą. Būtų gerai, kad sviestas nepradėtų kepti dar be miltų. Ir dedame maždaug 2 šaukštus miltų. Padažą reikia visą laiką maišyti, nes kitaip jį gali sutraukti. Padažą truputėlį padruskiname. Keista, kai žmonės sako pagal skonį, bet iš tikrųjų, juk kiekvienam druskos reikia labai skirtingai. Aš mėgstu sūriau. Įbersiu truputėlį raudonėlio, kad būtų kvapniau. Ir jam labai tiktų bazilikas, bet baziliko mes jau dėjome į bolonezę padažą. Dabar sluoksniuosime lazaniją. Atkreipkite dėmesį, kad lakštiniai būna 2 rūšių. Vienus reikia apvirti, kitų ne. Mes turime tuos, kurių nereikia apvirti. Ir sluoksniuosime taip. Pirmiausia, bešamelio padažas. Į skardą. Dedame lakštinius. Aš mėsos negiliu, esu tikra mėsos fanė. Dedame kietąjį sūrį. Aš naudoju džiugą, bet šiaip galima visus parmezaninio tipo sūrius naudoti. Ant viršaus negailėdami didelį sluoksnį bešamelio. Nežinau, ar kūno formom tai yra labai gerai, bet skrandžiui malonumas. Kartais reikia vieną aukoti dėl kito. Sūrio negailėkite. Sūrio kaip ir meilės nebūna per daug. Pasiimsiu sūrį, tarką pasiimsiu, sūrį trinsiu, aš į tarką, tarkai sūrį trinsiu. Tarkai sūrį trinsiu. O dabar visą šitą kūrinį šauname į orkaitę maždaug 40 minučių, 200 laipsnių. Ir vis tiek truputėlį patikrinam. Priklausomai nuo lakštinių reikia žiūrėti, kad jie būtų tikrai visiškai minkšti. Prekybos miestelis Urmas neseniai atšventė 20-metį.
Ties įvažiavimo į Urmą yra originalus orientyras. 2009 metais iškilęs 10 aukštų verslo centras 1000, ant kurio fasado pavaizduotas prieškarinis 1000 litų banknotas. Prekybos miestelio bendras teritorijos plotas yra per 15 hektarų. Prekybinis daugiau kaip 70 000 kvadratinių metrų. Veikia daugiau nei 2000 parduotuvių. Jos įsikūrusios Žaliojoje, Baltojoje, Rytinėje ir Vakarinėje galerijose, Raudonajame pasaže bei Fabriko komise. Daug šviesos, daug erdvių, daug spalvų, daug prekių ir be abejo daug pardavėjų. Čia galima rasti viską, ko gali prireikti, nuo dantų šepetėlio iki kailinių, baldų ir kito. Reikiamos prekės ilgai ieškoti neprireikia. Jos eksponuojamos stikliniuose kompaktiškose butikuose, o reikalingiausios išdėstytos prie pagrindinių gatvių. Atliktais tyrimais vidutinis lankytojų srautas per dieną siekia 25 000. Turime srautų skaičiavimo sistemą, kuri parodo, kiek vidutiniškai per dieną aplanko būtent mūsų turgų. Tai galiu pasakyti, kad šeštadienį, kada mes turime piką, tai jame apsilanko virš 32 000 lankytojų. Norint apsipirkti laisviau, patartina atvykti savaitės pradžioje, pirmojoje dienos pusėje. Beje, tuo metu kai kurie pardavėjai siūlo itin patrauklias nuolaidas. Patinka dėrėtis. Nes vis tiek yra kainos žemesnės negu prekybos centruose ir tiesiog pažįsta kitą kartą jau ir padaro taip nuolaidą. Jums dar neteko savo akimis pamatyti, kas yra prekybos miestelis Urmas, nėra ko delsti. Juk Kaunas taip lengvai pasiekiamas iš bet kurio Lietuvos taško. Laikas lazaniją traukti iš orkaitės. Ką tu čia darai? Kis. Nusipirksiu aš paršiuką, kiaulę užauginsiu, susimalsiu ją į faršą, kukulių išsivirsiu. Laidą pristato šiuolaikiškas ir modernus centrinis Kauno turgus. Puiki vieta pirkti daržoves, mėsą, pieną ir visas gėrybes jūsų stalui. Čia pigu ir be derybų.